Orex Group ventiliuojamų fasadų ekspertai. Gentas HPL plokščių montavimo instrukcija. Naudodamiesi gulšiku nustatome sienos lygumą ir pažymime fiksuotus bei paslankius taškus. Fiksuotą kronšteiną montuojame išgręždami skylutes varžtams. Ant termotarpinių tvirtiname kronšteiną. Tvirtiname paslankų kronšteiną išgręždami skylutes varžtams. Ant termotarpinių tvirtiname kronšteinus. Dedame termoizoliacinį sluoksnį, uždengiame priešvėjinę vata. Tvirtiname aliuminio profilius prie kronšteinų. Sandūriuose profilius užtamsiname. Aliuminio profilius montuojame prie kronšteinų. Patikriname vertikalų lygumą naudodami gulšiuką. Tvirtiname konstrukciją savisriegiais prie fiksuoto kronšteino. Paslankaus taško laikiklį pritvirtiname savisriegiais ovalios skylės centre. Aliuminio profiliai gali judėti esant temperatūrų pokyčiams, todėl rekomenduojame palikti 1 cm tarpus tarp profilių. Prieš montuodami HPL plokštes ant fasado nuimkite apsaugines plėveles iš abiejų plokštės pusių. Plokštė tvirtinama vienu fiksuotu tašku, pažymėtu arčiau centro viršuje, o visi likę taškai yra paslankus. Fiksuotas 5 mm skersmens taškas tvirtinamas kniede. 10 mm skersmens paslankų tašką tvirtiname kniede. Paslankus taškas turi leisti skydui judėti esant temperatūrų pokyčiams. Gentas HPL plokščių išorinio kampo montavimas. Dedame termoizoliacinį sluoksnį, uždengiame priešvėjinę vatą. Montuojame aliuminio profilius. Montuojame kampinį aliuminio profilį. Montuojame HPL plokštes. Gentas HPL plokščių vidinio kampo montavimas. Dedame termoizoliacinį sluoksnį, uždengiame priešvėjinę vatą. Montuojame aliuminio profilius. Montuojame kampinį aliuminio profilį. Tvirtiname HPL plokštės prie profilių. Gentas HPL plokščio angokroščio montavimas. Dedame termoizoliacinį sluoksnį, uždengiame priešvėjinę vatą. Montuojame L profilius ant lango rėmų. Montuojame aliuminio profilius. Tvirtiname Gentas HPL plokštės ir kampinį aliuminio profilį. Gentas HPL plokščių vėdinamas oro tarpas. Tarp šiltinimo izoliacijos ir HPL plokščių turi būti paliktas bent 2–5 cm oro tarpas, kad oras laisvai cirkuliuotų. Dėl oro tarpo pastatas nuolat vėdinamas. Gentas HPL plokščių eksploatacijos instrukcija. Plokštės negali būti sandėliuojamas vertikalioje padėtyje. Plokščių negalima laikyti tiesiai ant žemės ar grindų. HPL plokštės turi būti laikomos horizontaliai ant lygaus pagrindo ant palečių. HPL plokščių negalima tempti ir kelti paėmus tik už vieno krašto. Plokštę reikia pakelti tuo pačiu metu laikant ją už 2 kraštų. HPL plokščių negalima sandėliuoti lauke, saulėje ar lietuje. Plokštės turi būti laikomas po stogu arba patalpoje ir aukštesnėje nei 0 laipsnių temperatūroje. Reikalingi įrankiai Gentas HPL plokščių montavimui. Gulšiuko patikrinti paviršiaus lygumą, perforatoriaus skylėms gręžti, suktuko savisriegių varžtų tvirtinimui, kniediklio kniedžių tvirtinimui, diskinio pjūklo suliniuoti, HPL plokščių pjovimui. Gentas HPL plokščių vėdinamo fasado privalumai. Atsparumas drėgmei, atsparumas ugniai, gera garso izoliacija, atsparumas aukštai ir žemai temperatūrai,
apsauga nuo ultravioletinių spindulių, atsparumas įbrėžimams, geras atsparumas smūgiams, antigrafiti paviršius. Mūsų projektai. Komercinis sektorius. Gyvenamųjų daugiabučių sektorius. Viešasis sektorius. Privatus sektorius. Interjero sprendimai. Orex Group – ventiliuojamų fasadų ekspertai. Kokybės garantija.